there was no surprises for us. We knew that Berankis and Grigelis will play the singles, so I'm quite satisfied how the draw went. So I hope that the tie is going to be played in sport spirit, and I wish both teams good luck and let the best team win. Rytoj pradedam pasiruošę. Vyrai labai gerai, nuotaika iš tikrųjų kaip visada pakili. Dabar dar tą vėliavą gavom, tai iš vis bus smagu. Man labai patiko krepšininkų pasakymas, kad jie irgi pinigų būtų taip pat kovoja. Tai mes turbūt irgi lygiai taip pat suvažiavom šiandien dėl to, kad gautume kažkokį uždarbį, bet dėl to, kad atstovautume savo šalį. Manau, 2 mačus sužaidėm tikrai labai garbingai, trečią mačą irgi 100% garantuoju, kad atiduosim visas jėgas visi. Ir manau, kad rezultatas gali būti teigiamas. Kaip bus, tai matyti. Tau teko su visais žaisti, su slovėnais, ar ne su visais apskritai? Yra tekę... Ne, su Karšičium nėra tekę dar žaisti. Yra Plošės Karšičius į Portugaliją. Galbūt, bet senai labai. 15 metų žaidžiu, ne? Prieš kokius 5 metus, jau. 5 metų. Aplošėm, man atrodo, dar. Matysim kaip šį kartą bus. Rytoj pradedam trečią gerai, pasiruošęs esu pasitikinti savimi, ramus. Matysim. Pajėgesni negu Anglijai buvo, kaip tavo atrodo šitie vyrai? Sunku pasakyti, žinot, kaip pradėjo visą būna. Reitingai daug kiek nerodo, kiek daugiau komandos atmosfera. Tai manau, kad jie tikrai pajėgus yra ir stiprų žaidėjai. Lengva nebus iš tikrųjų, mes tiek mūsų komanda, tiek jų komanda yra beveik vieno pajėgumo. Taip kad gali įvairiai rezultatas eit, bet sakau, tikimės visų žiūrovų labai palaikymo, mes žinom, kokie mūsų žiūrovai ir kaip jie palaiko ne tik krepšinį, bet ir tenisą jau. Manau, kad sienos turėtų padėti mums. Kiek svarbu atsiskaityti už Liublianą tavo asmeniškai? Kiek šį geras procentas? Svarbu tikrai, nes tada tai tikrai nekokį žaidimą parodžiau ir šis kartas bus tikrai labai smagus, svarbus. Matysime, kiek smagus tik tai. Smagus tuo pačiu. Žinoma.